Taigi, sveiki visi, čia aš Laurinas ir šiandieną aš filmuoju su... Dovka pro Gaming LT. Jo kanalas bus aprašyme. Tai ir šiandien mes parodysime, ką mes veikiame serveryje, kai, pavyzdžiui, nėra žmonių ir panašiai, ar ne? Tai gerai. Tai aš pas tai tu pateisiu. Gerai. Aš čia biškį dabar pastatau. Tai jo, mes tai, ką darome, tai gal, aš manau, mes statome. Nu, čia kartais taip statome, arba kažką tenai darome, jeigu pastatome. Jo, tai, pavyzdžiui, mes dropiname. Dropus darom, jeigu... Va tokius va dropus darom. Nu jo, vūdėksit, visokie. Lauk. Paskui eventus visokius. Jo, tai jo, privilegijų nedalinam paprastai. Nebent jau kurie remia serverį. Arba YouTube'ina ir turi maždaug apie... Gerą žiauriai video kokybę arba 150 psų. Na jo. Jo. Tai ką mes dar veikiame, tai mes filmuojame grifus. Kurių jūs dar nematėte. Nu, gal vienas jau yra epizodas pas tave. Pas mane yra, jo. Tai jo. Tik manęs kažkodėl nesigirdi, kai aš ten filmuoju. Girdis? Ne, nu buvo, kad nesigirdėjęs. Jo, nu aš padėjau jam ten viską, kad ten nesigirdėtų. Tai ką dar mes veikiame? Editiname pluginus. Ai, nu. Ir restartinam serverius, kaip aišku, nesupranti. Jo. Vienu metu pasakėm. Tai jeigu jums įdomu, šis serveris tenai bus aprašyme, čia vyksta eventai, jeigu ateis kažkiek, nu kiek čia gali žmonių ateiti. Nu, nesvarbu, kažkiek ateis žmonių. 15, max 10. Jo, kokių 15, max, nežinau. Jo, tai tikrai duosime, dalinsime privilegijas. Aišku, jeigu pereis mūsų sugalvotas kliūtis. Jo. Tai jo, aš šio serverio savininkas, ką tu pamiršai paminėti? Pagara. Nu, pagara. Plugeris čia yra Grand Large. Prižiūrėtojas Neuksas. Jo, Neuksas. Ir visi kiti čuvakai. Jo. Tai dar vienas pranešimas, kad negrifinki, nes tikrai dabar gausit baną, nes aš labai prižiūriu serverį. Nenuhekinti šitas arba jūsų kompui, nu... Nesiūlyčiau. Padosinčiau už taip, kad... Nesiūlyčiau, žinau. Jeigu dar... Aš jau jam buvau taip padosinęs, kad jis net neblemų 5, oi, kokias 5, gal savaitę neįsijungė, ne? Tai va. Šiaip serverio negalit šiaip nulaužti, nes yra tokia viena kieto pacana padaryta. Dalykas toks vienas, tikrai nenulaušit bandydami ir tikrai neprašinėkit privilegijų. Nes man šitas dalykas nepatinka, bet šiaip tai... Arba jeigu jūs dar čytinat, žinokite, irgi banas. Jo, tai serveryje bus Skyblockas, aš manau, gal Skywars. Jo, Hunger Games tai nežinau dar išeis, gal net gali, žinau, kad... Nu, kažkas, nežinau. Dar... Pavyzdžiui, ir dabar, pavyzdžiui, galime padaryti. Nu, bet nežinau, ar išeis. Nėra laiko, nėra laiko. Na, ja. Nes mes ten viską dabar dropui ruošimės visam kam, tenai. Ja, visokių šūdų darom. Tokius visokius tarninių dalykus darom, kurie jau mažiausiai rūpi. Tai, jo. Jeigu jūs, pavyzdžiui, padėsit kažką pasakyti, duosim, nežinau, ką čia galim duoti. Kažkokią privilegiją. Nu jo, bet tikrai ne savininką, nu, žodžiu, iš kokį adminą ar donator galėsime duoti kokį. Jo, bet jau gerių labai gerų neduosim jau.
Jo, prižiūrėti. Nes jums tokių tik pasvajot. Ja. Taip kad. Ir ką čia dar galima pasakyti? Nu, šiaip dabar... Kas? Ai, dar tiksliai. Jeigu jūs bandysit vurst, tenai yra toksai, aš žinau, kad per vurstas tenai žiūrėjau, kad video yra toksai porcija op, kaip galim kažkaip panasidėti. Neveiksim. Jo, neveiks, sakau. Iš karto. Čia hakai išvyks, nei vienas čia neveiks. Nu, gal kažkurie tai gal veiks, dar tiksliai nežinau, bet jeigu... Stiekme, man visas duomenys siunčia. Jo, kažkas, pavyzdžiui, jeigu jūs pamatėt hekerių, nufilmuokit jį ir atsiųskite. Arba nufotografuokite. Jo. Bet geriausia tai nufilmuot. Na, šiaip jau. Tai jo, hostas tai server.pro. Jo, mes tenai dabar... Čia mokamas, ta prasme, yra. Nes į paprastą gali ateiti tik 12 žmonės, o čia gali ateiti 2000 kažkiek. 16. Jo. Šiaip gali ir daugiau, bet ten jau biški nelogiškai padaryta, bet pravečiu. Tai tu gal šopą aprodyk, aš tai telinsiu. Nu tai gerai, aš tada čia visus... Oi, va, šopas. Va, čia šopas, jo. Tai va, šopų galėsite pirkti kaip čia galima, survival modu, kitaip neleisim. Žiūrėkit, jeigu, pavyzdžiui, aš noriu nusipirkti, tai matot, man neduoda, pavyzdžiui, su kreatyvę nusipirkti. Su gama 0, va, tai duoda. Va, nusiperkate, va, grinai, sakiau daiktų, čia dar apačioje yra, pažiūrėk. Taip, va. Čia dar nusipirksite visokių. Jo, čia dar apačioje. Čia namai, survivalai ir visokie. Tai jeigu kažkas ne taip, tai rašykit. Ir tiesa, būtinai mūsų nikai Augustcraft ir Deblo 1313. Ir tenai dar tiesa sakant, jeigu jūs, pavyzdžiui, nukalsit kokį pigą ar ką, tenai gausit money ir šitos money jūs galėsite žodžiu nusipirkti ar šopą. Jo, jeigu nukilinsite žmogui, neklysto, gauni 1000 pinigų. O jeigu, pavyzdžiui, nukilinsi su geru svordu, pig ar ką tenai, gausi daug pinigų, žodžiu. Jo, daug. Nu, kuo geresnis svordas, tai... Kiek? Jo, bet mes jau tų labai gerų itemų nedalinsim, bet gal kažkokius padalinsim. Nu, per draupus kažkokius padalinsim. Ir nebent parodė kit PvP. Jo, aš parodysim kit PvP itemus. Va, kit PvP tai va tokius va man galim dalinti. Jo. X, va, tas va. Va. Gali, nesilaikimus. Nu, va šitokius va galim dalinti ir blokus, aišku, ten visokius. Visoką, nu tai va, aš jums dabar greit čia spalną aprodysiu. Va. Kiek jau tu filmuoji? Kiek filmuoji jau? Dar liko 2 minutės galim. Tai gerai, čia va, visa administracija. Kaip matote, jo. Nejauks prižiūrėtojas. Jo, ir administratorius dar nežinomas, bet nuo 13-14 metų. Jo, jeigu jums 13-14 metų, tenai, nu, parašykit į komentarą. Jo, ir mes į YouTube rinksim tada, išrinksim. Jo, mes dar... Jūs parašykit labai kokį gerą komentarą. Jo, po kokį rytoj arba netgi šiandien dar nufilmuosim. Ir rinkimus gal darysim kokią savaitę. Jo, nu jo, po savaitės mes darysim, kas laimėjo. Bet jeigu jums kokie 11-10 metų, tai žinokit, neįsižeiskit, bet tai... Nu, nelabai mes tenai duosim jums, nes nu 13-14 metų. Bet vis tiek galit kažką išlaužti per rinkimus. Nu, šiaip jau kokį, nežinau, adminą ar ką tenai. Jo, adminas, tai... Jo, tai pokai čia galima pirkti privilegijas. Nu, tai gerai, galiu atsisėti. Tai gerai, su jums buvau aš, Diablo 1313 ir Augustcraft. Jo. Ir iki.